tu norėtum, bet kaip koks nors rusų bajoras kilmingas, su barzda ir revolveriu, kokiam 1800 ten, tik baudžio panaikino 61, man atrodo. Ir tavo visi tie ten 1500 divilų, kur rausiasi žemėje, tavo kripasnyvai, tavo baudžiauninkai. Kur mažo toko trusne, tai dar ir baudžiauninkai. Ir jie pas tave vieną gražią dieną po langais, tu jas priverstas paleisti. Kodėl prileist? Nes gavai Zemską ukazą, kad baigėsi baudžiava. Ir tu ateini eilinį rytą, 18:61, kažkokią mėnesį, kažkokią dieną. Įpratęs. Su chalatu, pas save į balkoną. Ten tavo tas pamėsčius. Aišku, kaip pas rusne įprasta namas mūrinis su kolonu, bet trotuaro aplinkui nėra ir iškart žemė prasideda su pagankom ir kravaščiais. Taip pat ir bažnyčia ten stovi, cerkvė ten už varstos. Lygiai ta pati istorija. Plukto molio ten aplinkui, vidų išstato, kanin. Ir tu, išeini į balkoną su chalatu, su rytiniu medinuku. Pachmas, revolverių namie šaudė į paveikslus, Repino ir Ivazovskio, nes labai tapyba gera, o tu labai turtingas. Geris, tau nereikia paveikslų. Ir tu išeini tą balkoną, aplinkui stovi visi 1500. Sakau, kodėl nedarbė? Ne, tu sakai, kodėl jūs dar čia? Ašgi jūs paleidau pagal ukazą, ten ir jie sako, mes nežinom, kur eit. Sako, mes, ten pats murziniausias ir pats protingiausias. Sako, mes tam tikrą prasme zombių apokalipsė. Mes neturim įgūdžių, mes tik renkamės pas jūs kiekvieną rytą, kad gaut naują darbą ir dar pizdi. Ir tu sakai, su savo chalatu, prasmirdės visas alkoholio tvaikose, barzdoj, huinepas, bajarinas. Ir sakai, kad ne vieną nematyčiau, dar piktas ir dar šliauką numetinčiau. Ir tu, kad nahui nematyčiau, nes, viskas, jūs man nereikalingi. Ir tau tie šaukia iš apačios. Mes chorų, kaip Monty Python. Šitą Life of Brian, mes neturim kur eiti. Ir vienas minė sako, aš turiu. Ir visi čia štiliek. Ir tada tu sakai, manęs neįviot. Aš esu bojarinas, kuris paklūsta šviesiausių kunigaikščių, ten Myškino ir imperatoriaus Aleksandro, ten kokio antrojo tada buvo, ar koks ten valiai, aš jūs, sakau, eikit nahui visi, eikit į mišką. Jie sako, mes vakar miške jau buvom. Tai eikit dar kartą. Mes ten viską jau suvalgėm, ir rogas, ir šliūžus, ir sraigas, ir drugelius net išgavę. Tai tu sakai, tai eikit tada pas šitą, pas... Olegą, Kipras Jo, Svitlėjšai knes prie Brahgonskį. Prie upės. A jie sako, ten kita 1500 debilų, tokių kaip mes, renkasi irgi po balkonų stovi ir visi mato, kad jis irgi su chalatu po chalatu betrusikų. Tada tu sakai, tai tikrai matosi, kad... Sakau, jo, viską matom. Tada sakai, gerai. Tada matau, kad reikia daryti reformas gradientiškai. Tai šiandien dar padirbėkit, bet mažiau negu vakar. A jie sako, tu žinai, kad mes laisvi žmonės. Tu sakai, tai gal laisvėkit nahui iš čia. Jie sako, kur eit? Tu sakai, tai vėl gaunasi šitą... Rulėti. Infinity Loop. Jie sako, knežiau, galima mes, aišku, ne visi 1500 divilų, bet, tik tai švariausios bobos ir mes protingiausi pas tave pagyventi, tavo šitam rūmuose, verkiu šitam. Hujovai, klasicistiniam, su ruskiu, priemaišom, šitoj budėliai, tau, kur per kambarių aiškiai per daug. Ir tu galvoji, pas mane nėra vietos. Ne, tu sakai, žiūrėk, tu tada susimastai, mano visas gyvenimas, lošt kortom su kitais tokiais, devilais kaip aš, su miestų vietinių ten kažkokių pirklių, vietinių rimėslininkų, su činovnikais papirkinėjat juos ir jūs ten, užpysas nuo to. Tas pačios kortos, tai patys snukiai, tas pačios kortos, tai patys bolos, tos pačios, visi smirda prakaitų. Ta pačia žvakas, ta pati, mūsruška plokštelė sukasi, nors kurios dar nebuvo. Bet vėliau. Ja, Beatlo. Irgi nebuvo. Bus vėliau. Ir tu, o kas, jeigu aš įleisiu naują vėją į savo šitą verkių rūmų? Gal labiau, kad ten yra bubų. Tuo labiau, kad ten sakė pats tas žmogus, kur jau laisvas. Tuo labiau, gal sakė, mes švarus. Ja, tai jie nebaudžianikai, ir tada tu galvoji, ar mano vonia
patemps, kiek pas mane yra bakelis karšto vandenį, aš galiu duoti. Nu, pohui, tada tu sakai, gerai, bobus iš jūsų iš 15 kiek bobų yra? Vienas sako, taip, pašitais. Pasakai, tylėk, blės. Nes tu nemoki skaičiuoti. Nu. Tu pinigus turi, nereikia, baudžiauninkai skaičiuoti, pisarai. Tada tas išapadė, šiaip aritmetiškai gautųsi, kad 750, bet jeigu atnesim pasenusias, negražias, Tai kur tai 30%? tai kur tai 30%? Sakau, Doga, a jūs nežinot, kiek bus iš 750? Nežinau. Tai sako, palaukit, mums užims 4 valandų paskaičiuoti. Tada sakai, gerai, aš tai nuo to tarpu pachmėlą padarysiu. Spangulių genę su spiritu. Kiaušinė. Tu nueini ten o pas tą prislūgą. Yra prislūga, jo. Ir jie tokie jie išsigandę. Ir nesigalvoja, kad jie irgi Jiems panaikinta. čia turbūt, jie gal, o mes dabar laisvi žmonės. Ne, jūs ne. Na, jūs ne. Kodėl? O kodėl? Todėl, kad jūs ne valstiečiai. Ai. Nu, sako, gerai, tai mes bent jau... Jie tarnauja. Mums nieks nesikeičia. Jo, Sako, jums nieks nesikeičia. Jums keisis nebent tai, kad čia bus daugiau žmonių. Jo. O tada jūs tikrai pasikeis. Reikės didelis didesnį aptarnavimą. Ir tada tu sakai, ten kokie nors ten bovai su Indų plovėjai. juodu šito fartuku. Aš dabar noriu atsisėsti prie ilgo stalo, kur man yra stalovoje, stalo gale. Ta. Ir noriu, kad man vėl degtų žvakė, būtų repčikas, antenos. Uždengtas su tokiu. Jo, kur atidarai, ir vodkas. Nu, sako, tai ten seniai jau garoju, jūs laukite, tik su išsigimėliais kalbėjot per balkoną. Sako, kodėl tu vadini išsigimėliai šios laisvų žmonės? Nu, dar vakarį buvo išsigimėliai. Ir ta čiuk suprato, kad blogai pasylį. Tada tu, kadangi pachmelinas durnius, išsitraukė revolverį. Ir nušaunė. Ir tada liepi ten tokiam bėrimui ir sakai, nešk šitą. Padal, blėt. Jo. Tuo tarpu tau švilpia pro langą ties. Buvę. Savo, mes paskaičiavom, kad čia gaunasi, pohui, kad mes paskaičiavom, kad jums patiksančių bobų, tai yra švarių, besifilio, ten nuo amžius, nuo 16 iki 25, ten iki 26 jau senerių. Tai yra tokių kažkur apie 20 vienetų. Tai visai neblogai. Visai neblogai. Veskit čia. O gerai, o kiek mūsų tokių kitų sakai, būtų gerai, kad nei vieno. Sakau, palaipsniui sprendžiam. Bet kol kas tu atkalbi rodai ir apspjauni. Kadangi tau pataikauja, tu net kreivai spjauni, bet specialiai pagaša galvą, kad pataiktum. Tai tu ateik čia ir dar ten. Sako, mano dar giminaitis į Mėlę. Ir ten mano žmona, o kiek žmonai metų, kiam 6, taigi jau negyvena, bet vis tiek. Žodžiu, ateina pas tas 20 jaunų mirgų, o jos tokios tikrai nieko. Nu tai valstietas. Jo, tokius muskulėliai tokie, pavadinės sluoksnis, žiro dar yra. Jautuvų dar stovėjo rugilų. Jo. Įdegusios nuo saulutės, tokios kaip jūreiviai. Raudonis sparnai, kaklai, sprandai. Taip. Tokios muskulingi papai, tokios... Ateina jos pirmą kartą normaliam Verkių rūmų tipo laiptinį. Žiūri, ką čia, kur žiūrėt. Tu sakai, nu tai kiek aš dar lauksiu, o jos ne laiptų nematė gyventi. Tada jos, tie vyriokai keli, tas, kur su tavim darybas vedė ir dar jo draugai. Tarkim, Jurgi 20. Tai gaunasi 40 plišikų. 20 rodų ir buvo. Bet tavo valioje, gerai, padarom taip, tu įleidai iš tų, tik tą, kuris kalbėjo, vedė darybas. Taip. Jo žmona... Jo žmonos neįleina nahui. Ir jis pats apsidžiaugia, kad neįleina. Ir tas 20 maladuchų, kuriosgi dar, žinai, nekaltas. Ir jos pastavė, jau nori kilti, tu sakai, stop, ir sušilpi ten kamardinėriui kažkam. Pastatykit tuos vartus, geležinius, metalo detektorių, viską. Ir ten, aišku, sumeta tos pjautuvus, kur... Nes jis su pjautuvus... Visur. Taigi kaip ir ginklą naudodavo rusų baudžianį. Ir jos, aišku, neša tas kvapą, bet ne šiaip, kaip darželį pas mus būdų auklėtos, prakaitas ir vargas, bet ten pakal miškas. Danutė. Avių penas. Prarūgęs penas, avių šūdų, viskas. Tas, kas labai sveika. Gamta. Ir tu tada pakvieti savo ten tą, kur prieš tai tau atnešė tą pakėlę puodą, kur pizdėlina biškių dirba. Sakai, nuveskite jas visas į šitą, į prausyklą. Žodžiu, nuvedai tą kambarį. Jos ten, a jos pirmą, kad gyvenime šiltą vandenį jaučia. A, ne šiltas vanduo?
Taip, nes ten yra pečiuko, tokiam su didelė ilga primyšta varzda pečkurį, kuris su uniforma, kaip lakėjus. Jie visi su uniforma. Ten kažkokia, net medalka yra, nes jis kažkada išgelbėjo nuo gaisro Sibirną. Ir tu medalka, ir jis tą medalką labiausiai čerišina. Ir vėl jį įina. Ir jis užkuria ten tą pirtelę tam buvom. Ir jos tenai maudos ir ten po kiek laiko jau galima ir įeiti, nes visas tas kaimiečių fūros nuo jų nuplovęs, jau gaunasi švarios vovos jauno. Ir tu tada ateini su savo halatu, tavyje toks šeimininko genas, tas viskas gerai padelės, o tu tarpu tas, kur darybas vedė, tas gudžonis. Barzėlė. Jau barzėlė, jis tada škapuką rado, kur pastavot, jis jau Šarikovas. Jo, jis jau tenai kojas ant stalo. Jo, kojas ant stalo. Viskas sau leidžia. Knygą kažkokią pasiėmė. Kažkokią plokštelę Толковый словарь, skaito svod zakonus. A man iš kojos vysta žemė. O tu tarpu su tom, tu sakai, a jos ant tokių medinių laktų, ten ketvirtys didelė, ten kur tu su pameščikais ir zemskai sudija sėdėdavai ten su įšangiu. Ir tu sakai, tai čia jūsų viskas. Ir jos sako, ponas šeimininkė, tu sakai, buvęs šeimininkė. Ponas buvęs šeimininkė. Kaip galima mums atsidėkoti? Čia, ne, čia patus vėliau. Bet jau tai.